Įsivaizduokit, kad jūs esate 4 studentai. Susimintat kartu, kad nupirkti vieną pizzą. Ir paprašot padavėjo, kad jisai sukarpytų tą pizzą į 4 gabalus. Kiekvienas sumokat už savo gabaliuką, tarkim, po 3 eurus. Sėdit savo bendraujat ir laukiat, kol padavėjas atneš jums jūsų pizzą. Padavėjas atneš, tik tai sukarpyta kažkodėl tai į 6 gabaliukus. Jūs tokie, palauk. Ir kaip mes čia dabar dalinsim tą pizzą? O padavėjas toksai sako, oi, atsiprašau, štai jūsų 4 gabaliukai. Ten tie 2, čia ne jums priklausantis gabaliukai. Ir kaip ir nepasiginčysi, su jumis juk sutarta po 3 eurus už gabaliuką, tai štai dabar kiekvienas ir turi savo dalį. Bet tai juk akivaizdu, kad kiekvienas studentas dabar gavo mažesnį gabaliuką, sumokėjogi už didesnius. Labai jau gopšus tokie studentai gaunasi mano analogija, bet dabar grįžkim prie ARR situacijos. Jūs nuperkat akcijų, jūs sumokat už akcijos vienetą, jūs turit savo jau nupirktus vienetus, bet kompanija pastoviai jūs skiedžia. Tai yra sukarpo jūsų pizzą vis į daugiau ir daugiau gabaliukų, o jūsų vienos akcijos vertė darosi vis mažesnė ir mažesnė. Tai kalbant mūsų analogijos kalba, žmogus, kuris nusipirko 20 metais ARR akcijų, jo pizzos gabaliukas sumažėjo 7 kartus per tą laiką. Ir galima būtų pasakyti, nu ir kas, Povilai, tegul leidžia tas akcijas, koks man skirtumas, ašgi savo akcijos turiu, man moka už jas mano dividendus, valio, ašgi dividendis investuotojas, koks skirtumas. Tugi pats sakei, kad akcijų kaina ne visada yra svarbiausias dalykas. Bet to kartais tai gali būti normalus verslo finansavimo būdas. Tai yra nekilnojamo turto fondai, juk dažnai organizuoja savo finansavimą būtent per naujų akcijų leidimą. Juk tame nėra jokio kriminalo, Povilai. Ir aš sutikčiau, jeigu nebūtų tragedijos dividendų politikoje, kai dividendai jau 10-metį pastoviai mažinami, akcijų kaina pastoviai krenta ir dėmesio daromi reverse splitai, tai čia man jau asmeniškai nelabai panašu į normalų nekilnojamo turto fondo finansavimą, o labiau panašu į ryškiai raudonos spalvos vėliavėlę. Tai yra ne tai, kad vėliavėlė, o visa girlianda tokių raudonų vėliavėlių. Ir man iš investuotojo pusės ši istorija visa labai tampa panašiai pavojinga užburtą ratą. Išsamei, kaip tas užburtas ratas atrodo ir kaip dividendis investuotojas patenka į trigubus spąstus, aptarėme štai šiame epizode. Nuorodą paliksiu šio video apačioj.